dažnai pasitaiko, kad vaikas blogai elgiasi dėl to, kad jo širdelėje vyksta skausmingi išgyvenimai, kurių jisai nemoka išreikšti kažkaip, nemoka paaiškinti, tačiau jo viduje vyksta chaosas ir jisai tas emocijas išlieja tokiais netinkamais būdais. Ką tokiu būdu mes galėtumėm daryti, tai visų pirma stebėti vaiką, kada tas atsirado, po kokių situacijų galbūt atsiranda, galbūt grįžus iš kažkokios vietos, galbūt namuose viskas gerai, grįžus iš darželio vaikas elgiasi ir jaučiasi netinkamai. Galbūt priešingai, galbūt darželė viskas gerai, namuose vaikui yra kažkas negero, ar ne? Yra tam tikri metodai, tam tikri projekciniai metodai, kaip mes galime pasiaiškinti su vaiku, kas vyksta jo širdelėje ir būtent naikinti tą priežastį. Tačiau šiandien mes ilgai apie tai nesiplėsime, kadangi tai yra gana tikrai plati tema. Tačiau jeigu mes matome, kad mes negalime tikrai išsiaiškinti, negalim pamatyti, kas vyksta vaiko širdelėje, tikrai siūlau nepabijoti kreiptis į specialistą, kuris, turėdamas tam tikrus instrumentus, gali pamatyti, kasgi vyksta vaiko viduje ir taip galime užbėgti netinkamams jausmams ir netinkamui elgesiui už akių. Dar kitas dalykas, kas tikrai dažnai nutinka, kad mes vaiko smalsumą, vaiko žingeidumą skaitome kaip netinkamą elgesį. Galiausiai vaiko užmaršumą dažnai skaitome kaip lyg piktybinį elgesį. Sakom, ašgi tau tiek kartų sakiau, kaip tu neatsimeni. Tačiau jeigu 2 metų vaikas, ar kad ir 3 metų vaikas, užlipo ant stalo ir mes jam pasakėme, kad ant stalo lipti negalima. Jisai nulipo, po 2 minučių vėl užlipo. Mums dažnai atrodo, kad tai yra piktybinis elgesys, kad vaikas mus bando erzinti, vaikas mūsų neklauso, tačiau vaiko smegenys nėra dar pakankamai subrendusios, kad jos atsimintų ilgą laiką tam tikrus dalykus, kurie nebuvo pakartoti pakankamai daug kartų. Todėl mes turėtumėm suprasti visų pirma, kad natūralu, kad vaikas yra smalsus, kad jis tyrinėja pasaulį ir kad jis gali padaryti daug įvairių dalykų, kurių jisai nesupranta, kad tai yra netinkama. Jam tiesiog įdomu, ar ne? Ir kitas dalykas, mes tikrai turėtumėm suprasti, kad dažnai neužtenka tikrai vaikui pasakyti 2, 3 ar 5 kartus. Gali būti taip, kad mes kartosime 20, galbūt 30, galbūt ir 50 kartų, tačiau jeigu mes tą darysime pozityviai, jeigu mes leisime vaikui jaustis gerai ir patys būsime ramūs viduje, tada tikrai tikėtina, kad vaikas tą išgirs ir galiausiai išmoks. Todėl, tikrai mano prašymas kaip vaikų draugės būtų nespausti vaikų tenai, kurie dar tiesiog yra negebantis išgirsti tos informacijos. Kitas dalykas, kas tikriausiai mes dažnai apie tai susimąstome ir galbūt žinome teoriškai, bet savyje kartais ir nepastebime. Tai yra, kad vaikai labai stipriai kopijuoja tėvų elgesį. Ir kartais būna, kad mes ant vaiko rėkiame, kai jis elgesi netinkamai. Mes sakom, kaip tu tai padarei, aš tau 1000 kartų kartojau, taigi negalima, taip ir anaip. O paskui, kai mūsų vaikas pradeda rėkti kažkokioje stresinėje situacijoje, kada jam kažkas nepatinka, mes sakome, aš nesuprantu, ko tu nuolat rėki, ar ne? Bet mes tada pastebėkime save, kaip mes patys elgiamės tokioje situacijoje. Arba galbūt mes einame pro kaimynus su jais nepasisveikindami. Žiūrėkime, vaikas eina pro kitus žmonės taip pat nepasisveikindamas, ar ne? Ir yra tikrai begalė pavyzdžių, kada vaikas tiesiog atkartoja mūsų elgesį. Nes mes turėtumėm suprasti, kad mes, kaip ten viskas bebūtų, netgi jeigu yra konfliktų šeimoje, tėvai vaikui yra kaip dievai, jam yra jie patys geriausi, patys nuostabiausi ir jie yra autoritetas vaikams. Todėl vaikai kartoja viską, kartais sąmoningai, kartais nesąmoningai, ką mes darom. Todėl jeigu mes matome kažkokią savybę, kažkokią elgesio ypatybę vaike,
mes turėtumėm atsisukti į save ir pagalvoti, ar tose situacijose mes kažkaip nesielgėme panašiai.